Apie knygą per minutę. Šįkart apie Mitchell Albom knygą The Stranger in the Lifeboat. Tai sprogsta laivas ir pripučiame plauste atsiduria išgyvenę 6 ar kiek ten žmonių. Ir jie išgelbėja dar vieną žmogų, kuris tame laive tikrai nebuvo ir jis teigė esąs Dievas. Tada persikeliame į kitą perspektyvą, tai kaip žurnalistė pasako apie laivo atidarymą, kokios buvo šventės. Tada kaip vyksta po sprogimo laivo paieškos. Tada kaip ieškoma išgyvenusių, kokie buvo tų išgyvenusių apskritai gyvenimai. Tada persikeliam į šių dienų perspektyvą, kai policininkas randa laivo nuolaužas ir užrašų knygutę, kurioje atskleidžia valtyje vykusius veiksmus. Tai knyga puikiai atskleidžia, kokios yra tikrosios gyvenimo vertybės, rodo tikrąją tavo esybę prieš mirtį ir koks tu buvai savo gyvenime ir koks esi susitikęs su Dievu prieš akistatą su juo.